Sveiki. Šiandien žvejausiu Nemane Kauno mariose. Kolūkį. Nors dabar dar nėra labai kolūkių. Keli žvejai yra. Tai va, su tokia viltim atvažiuojam už koks karusas, aš kaip netyčia, tai jau pasivaišysim jaukų. Bet pasėdėsim, ora nebloga praneša. Matysim, kaip čia gausias mano. Jauka tai tokių marcipanų turiu. Tai šitą berėsiu, nežinau, gal reiktų į biskį per šitą alėjas. Prisibersiu, pažiūrėsiu. Kai čia jau bus samdomas. Jo reikia sijos. Pasisijausim mes jau. Gaudysiu tikasi gal pteroką mes jau vieną metodą. Čia. Biskį kvėpia. Jeigu vasarą, tai čia iš vakarų užsimerkus labai gerai būtų jaukus dabar, tai šis man nespės išbrengti. O va, rytų užteks. Šitaip. Dar šito biskį daberiu. Viskas užteks. Ką dabar užmaišyti, kažkaip prie vandenukų. O pasimatysim. Reikia pirmą jauką išmaišyti. Noriu dar labiau. Jau pirmą vaptarį užsimešiu. Su vaptariu. Reiškia, jeigu turiu tų vaptarių, dar bendrai. Einu. Pirmą česnakinį vaptariuką užsidėjau. Gal čia visai nieko galbūt. Reikės kažką sugalvot, kad meškerės kautas. Ja. Čia ant vaptarių, sakiau, česnakinį užmečiau. O, painu toliau ruošės skaneštis. Apsimesim antrą meškerę. O, kažkaip šitaip. O, ačiū, dabar dar saliuką viską susitvarkysiu. Bet trečią mesim, tik nežinau, ar tokią karusinę daugiau meškerę mest, ar su inlainu. Nu, dar pagalvosiu kol kas. O, staliuką viską pasidėsim. Čia per daug jau iškyliau.
Kažkaip tai kreivai šį pašestą tavo. Gerai pasakyti. Bet kažkokių žuvų tai, matau, duodasi paviršiai. Bet kas daug žvycai, rakarosai, karšiai, mažai ruošiasi nešti. Beski šalčiai tarp iš tolų. Žvėjuosi dabar galvoti, kokią dar trečią meškirytę užsidėti. Gal kai ką pasiemsiu. Šiek tiek nuo aptariu. Va tu trečią meškirį. Susakau, kokį vėlės pasidėsit, kaip aš čia. O. Kol kas dar tu nieks neklibino meškirių. Nežinau, mažų marcipanų čia netiks karšiam, karūsų nebus. Aš manau, vis tiek turim pagauti. Taip. Taip. Šitaip. Kelias į šėryklą. Tai dumblas parmentas, seniai jau čia buvęs. Bet reikia pažiūrėti, sakau, mažai koks karūsas netyčia užkeptųjavo. Pernai šitų laikų buvau pagavęs jau. Bet čia šiemet veisėjau daug. Tai va. Na va. Dabar čia gerai įstaisau. Kažką nuo turiu. Na, pažiūrėjom, čia daug žuvelį nuo aptariu paėmė. Čia ko gerų raudį bus. Jo. Ir to tokia raudukį. Nusėtką pasiimsiu. Ten mantus kažkas krūtina kitus miškerys. Koks mailius. Knibina. Eisim įsitrauksim da. O čia šitus. Įdomu, visai nėra niks. Visi sumėtė ir laukia. O aš jau antrą žuvį traukiu. Bent smūgmės pagausiu. Karišis. Čia karišis toksai. Ne, atsiprašau čia. Jau karšiukas. Galvoju, kad plakutis. Šūdas.
Nusidienos может быть geriau. Dabar tai prastai. Oi, po tą dumblą mankyti. Kibimas. Nufika iš jų kabus. Nežinau, kas buvo visais pasakys. O, dabar jau priešinasi. Buvo. O, jau su kuriuka eina. Va, saulė. Į saulę tai neblogai matyti. Nu, karščiaukas. O, va, toks nedidelis. O, toksai karšys. Pagaliau viens papuolė. Einam, nusiprovysim. Vėl neiškerė. Bam, 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 bam. Na, va. Bet tai, kad karūsų, nei nepagausiu jau šiandien. Aš kaip tikiu dar su karūsais. Bet jau karčiukai išėję, jau jeigu nedaug yra. Bet būna, kad matyt sukėlė kažkas tai ar karčiai, ar karūsai, kad meškerė prilenkia. Matyt, valą užkabina. Palenksta galiukas, kartais gal kibimas būna. Va, nes jau mačiau čia. Eiktų gal artin mes vaptarį. Aš apgalvoju. Viskį partį, tačiau krantų dabar saulutį šaldu į šitą krantą. Kaip būtų logiškiau gaudyti, apskirčiau krantų. Reiks taip ir padaryti. Pakeisim apteruką. Tokį dviejų dalių padarysiu dabar. Šitą nusiamumą. Taip. Aš čia žalių tokių marcipanų dėsim. Užnėrėsi dabar. O įsivaizduoju, tokių geltonų kažkokių. Nes aš manau, čia jokio skirtumo nėra. O dabar toksai jisai gavusi. Tik tai dviejų spalvų. Sumažinau šios apdraudžiau, nors kažkokių žuvies tai yra, bet čia prieš nerštą gal. Nes, kaip sakiau, valą užkabinam, galiukas prilinksta. Visi kažkaip apsuoja tie tokie žuvies pasirodymai. Bet pirmai tai tankiau buvo, tai viena, tai kita matyti eina koks būreliais. Bent jau matė patrodo.
Matyt, šiltesnis ar vanduo, kas čia arčiau kranto gal užlaikosi, pamėgysim. Dabar mes čia mesti. Čia kažkas mėgino kiek ant šitus kraštiniais. Arba gal pakibėjo kas. Na, priėjau ir pasibaigė kibimas. Arba koks mailis visai. Tada užįtraukiam, pažiūrėsim. Kažkas tai užkibė. Aš kilu į viršų. O kas mums čia pakibo? Ešerokas, kaip prie lenko galas. Atsiranda bangeliai, gal bus geriau. Matysim, kaip čia bus. Va. Viskas sprendama. Čia jau kas tai karšį panašu būtų. O, yra. Čia gal biskį jau rimtesnis būtų. Jeigu išėmsime. Nelabai noriu eiti į krantą. Aha. Smagiai dabar eina. Jis eina į žolės. Nenoriu pasiduoti kažkaip tai. O, gražus karšiukas. Jau šit neblogas. O reikia eit gražiai įsimt.
Labai giliai įrėjęs. Gražus karščias, gražus. Patinukas. Kokio dydžio plakį įvaldžiau. Net neapžiūrėjau kabliukų. Ką galiu pasakyti, kad nekemba. Visai dar kai šuliny. Va tą karšiai pagalvojau dar. Tada dar ešeriuką pagalvojau dar. Plakučių pūra ir viskas. Ir baba žuvies. Mėgaujasi gerų ūrų. Žuvys nenori kept. Prie saulutėnos smagiai pasiėdžiu. Neužilgu gal ir varysiu, pabaigsiu jau vakarą. Važiuosim namučių. Bus datų žvejybų, bus ir geresnių, aš manau. Tai va, kol kas taip. Čia gali būti, kad kalčiukas jau bus. Kol kas yra. Bet nedidelis bus. Dabar tai skiriuosi smagiai. Kaip čia geriau. Čia kaip ne karščia čia. Čia kuoja didelį. Ar čia plakis? Čia plakis be kokių dydžių. Čia plakis gražus. Plakis susigondėme. Galvoju, kad karšiukas. Ar tokia šitas kabliukas įlendu. Įsikabinau, tai gerai, čia jam net neišimu. Paskui pažiūrėsime į. Na vis tiek pradžiuginau vėl. Kibimų tai beveik nėra visiškai. Eisim, įsiprovysim vėl meškerę. Op. Nu, dar mažu dar kokį kibimuką sulauksim. Bet taip nenori, visiškai nenori kibuvys. Matyti jau prieš nerštą viskas. Bet užkepinau, tai ir ką priek, dabar reiks
Liucke nusivilk. Pietūs. Šilta, smagu. Nu, kaip vėjas pučiama, tai nežinau, ar pagalvosiu, ar nusirengti Liuckę. Bet jį juoda tai labai įkaitina. Va. Ką šitą mešį jau vyniojam. Mes klipsą. Ant šitus prigaudžiau, biskį apsiprastys ir trauksim žuvis, varysim. Nu ką, biskį atsipūsę leisim trauk žuvų. Jau biskį po pirmaus turim 7 minutės, tai va. Atsikvėp ir aidam, ištrauksim, apžiūrėsim. Biskį. Žiūrėjom, ką čia privaidinau. O. Tai apžiūrėsim. Nu, mama. Čia į tą damblą. Nu, raudukį pirmą papuoliai. Gražuoliai. Davė kojukę kokie mažiukiai mėtės. Ir dar vieną kapliušio kojukiais. Dabar tokį plakis, toksai gražuolis. Na, tai nenori. Nusipraust reikia. Bet kaip pademonstruojama. Kaip plakis tai nemažas. Galiu pasakyti, dar vienas karšiukas toksai biskį. Nedidelis. Matyti pasitraukė jau. Ir panusinės mano visas tarka spūkuotas. Tarkas spūkuotas. Nesutamaliauja. Da pabėgs. Koks šiurkštus. Dabar, kad gražiai pasipozuotų. Visas kaitarka. Ir čia. Va. Nu. Paleidžiam, nekankinamės jį. Toks nenuoram. Tai va, matyt, nes būna, kad užkabina valą, galiu, kad prilinks, tada matyt, sukėlė čia tų žuvys. Tikėjausi karūsų, bet nes nepavyko pagauti, tai va, nes jau maišiausi irgi marcipaną, karūsandų, bet išėjau kaip išėjau. Nežinau, sekant į kartą, tai tikrai reiks važiuoti gal į srovę pažiūrėti. Dabar nerštas, tai vanduo šaltas, šiaip pažiūrėti, 10-11 laipsnių tikrai. Šitų laikų jau šaltukas. Tai va, smagu, kad daliukslų uždedat, pažiūrit. Rėmėjų padėkot noriu, ką. Va, tai 10% nuolaidėlė. Atsiminiau, tai prašykite, papuolą į tą produktą ir ką. Ate reikia malonaus.